Kadangi jau taip atsipalaidavau, palikau papilį vieną pusę. Antras įbrendu. Ir nevėžiu, kad trečias į kitą pusę. Užsmaudžiau. Gylio visai nėra čia. Ne aukščiau kelių. Keliau. Nu kur eina? Iš Truskavos. O, nu Truskavo, 30. Į Paberžę keliauji. Ai, paberžė. Nu čia vo. Nuplekalė paskiau užupis kelias į kairę. Iškilmingą istorinį ginklą salvę. Šauliai, pasirenk! Salvė! Valiau! O tas čia kirsti, tas viršum taip išėjai? Ne, tas čia nukirsti taip. Aišku, gal patingi. Tik tai iš kitos pusės patačiau. Mes buvo nukirtom. A, čia tik vienas valdavo. A, ne tik? Kai pasakysiu pasiruoštų šitą stipriai iki pat galo, kiek leidžia. Kiek leidžia. Tada atsistoji patogiai, va, kaip sakant, va. O, pamatai, kaip aš ranką laikau. Va, matai? Atsistoji, tada tai būtinai paleng galvą, švelniai, nes kad parako negautum ir čia akis. Tada akis reikia savo. Ir spaudė gaiduką. Pradedam. Nu, šauko šiaip nepapusau, va šitai. Ugdykime savyje drausmę kylančią iš geriausio vidaus sielos gelmių. Nieko čia negero. Va taip gerai bus. Va. Ne, tai dar tu neužvedai. Iki pat galo. Iki pat galo būna. Dar. Užvedai. Jau gerai. Bet tur priglaus, taip. Ir dabar, kad truk. Valiau. Gavosi. Niekas nesužeisė. Nu, va, matai? Nu va. Taip pataikyti, taip nesitaikant kažką. Informuoju. Kai tu kariausi, tada galėsi žiūrėti į priekį. Kada tu žaidi, tu geriau nežiūrėk. Suvartai mintį? Tada tu namo grįši sveikom akim, nes su neišdegusią marmūzę. Atsakymas jam yra toksai. Pėstininkas, aš ką tau pasakoju, pėstininkas nebūtinai turi pataikyti. Jisai turi paleisti kažkur kulką priešo kryptį. Aš noriu dar šaudyti. Pataikyti turi artileriją. Nes pėstininkas prieš pėstininkų, reiškia, nuostoliai yra 9%. 9% iš 100%, kad pėstininkas kitą pėstininką. Nu,